Tai dar kartą sveikinu su pergalė ir sveikinu laimėjus turnyrą. Ar galėtum kažkaip apibendrinti, kaip vertini komandos pasirodymą šiandien ir visame turnyre? Pradžiai dėkui už sveikinimus. Tai gerai sužaidėm, sukovojom 3 varžybas, laimėjom užtikrintai, važiuojam toliau. Stengsimės kitam raunde parodyti savo potencialą, sužaisti gerai prieš kitas stipresnės komandas. Ir taip pat turbūt neleis jums užmigti ant laurų, nes trečiadienį jau laukia kova OptiBet Hockey lygoje prieš Kurbats ekipą. Kaip manai, dabar reikėtų komandai kažkaip žiūrėti į priekį ir kaip būtent neužmigti ant tų laurų? Nežinau, tiesiog reikia žaisti savo žaidimą, taip kaip žaidėm paskutinės 5 varžybas, laimėjom. Tai tiesiog žaisti savo žaidimą, nenuleisti galvos, vienas kitą užvedinėti kaip visą laiką prieš varžybas ir bus rezultatas. O kalbant apie Serbiją, tai vyks turnyras jau už 3 savaičių ir žiūrint į šį turnyrą pelnėte 30 įvarčių per 3 varžybas ir praleidote tik tais 5. Ar manai, žaidžiant taip, galima tikėtis pozityvaus rezultato Serbijoje? Na, tikrai reikia pradėti žaisti gynybiškai, kaip mes ir gerai darom paskutinės 5 varžybas, kurias žaidėm. Tai reikia tęsti tą darbą, kurį darom gerai ir mušti taip pat įvarčių. Ačiū. Viso gero.